Kai susergame, mums pakyla temperatūra, mes karščiuojame. Ilgą laiką medikai patarė mažinti temperatūrą ir tam buvo sukurta daugybė vaistų. Po kurio laiko gydytojai pradėjo sakyti, kad karščiuojant nereikia mažinti kūno temperatūros, pats organizmas turi susidoroti su virusu. Kaip yra iš tiesų? Dabar šeimos gydytoja mums ir patars, kaip reikia elgtis, jei mes karščiuojame. Kaip reikėtų elgtis, jeigu žmogus karščiuoja, jam yra pakilusi temperatūra? Jeigu žmogus karščiuoja ir pakilusi temperatūra, aišku, pirmoje eilėje rekomenduojamas lovos režimas, gerti daug skysčių ir toliau elgtis, elgsena priklauso nuo to, kokia ta temperatūra. Jeigu ten temperatūra 7 su keliom dalim ir taip toliau, tai turbūt užtektų tokių simptominių priemonių. Aišku, jeigu tai nėra simptomas kažkokios labai rimtos ligos, tai yra peršalimo. Tik tai, jeigu temperatūra kyla labai aukšta, turbūt vertėtų numušinėti temperatūrą tam tikrais vaistais. Ir ypatingai vaikam. Šiaip jau yra rekomenduojama, kad vaikam, jeigu temperatūra nėra aukštesnė negu 38 laipsniai, šiaip mušinėti kažkokiu priemonių vaistų nereikėtų naudoti. O pavojinga vaikam labai aukšta temperatūra dėl to, kad kai kuriais atvejais sukelia traukulius. O kalbant apie suaugusius, jūs irgi sakot, kad jeigu iki 38, tai nereikėtų mažinti? Manyčiau taip, kad jeigu iki 38, tai temperatūros labai mažinti nereikia. Aišku, suaugę stengiasi ją mažinti dėl to, kad jie sirgdami eina į darbus ir jaučiasi blogai, tai grinai turbūt tais sumetimais jie mažina tą temperatūrą. O ką galima būtų dar pasitelkti papildomai, sakysim, kad ta temperatūra vis tiek didelė ir jaustis geriau ar pastiprinti organizmą? O šiaip galima pasitelkti, kaip minėjau, reiškia daug skysčių svarbiausia gerti, kadangi kad nesutriktų tas elektrolitų ir skysčių balansas. Aišku, vitamino C didesnės dozes rekomenduotina panaudoti. Ilgam ir saugiam vartojimui tinka Jolife natūralus vitaminas C pailginto atpalaidavimo tabletėje. Medžiagų apykaitos procesai organizme vyksta nuolat, todėl būtina, kad reikalingas kiekis vitamino C nuolat patektų į audinius. Paprasta tabletė ištirpsta greitai ir dalis vitamino C organizmą palieka nepasiekusi tikslo. Tuo tarpu pailginto atpalaidavimo tabletė ištirpsta pamažu, per 4-6 valandas ir yra optimaliai įsisavinama, taip lyg kas valandžiukę suvalgytumėte po sultingą apelsiną. Pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 500 mg natūralaus vitamino C. Ji taip pat praturtinta erškėčių bioflavonoidais, kurie sustiprina vitamino C poveikį. Tamsiuoju ir šaltuoju metų laiku, kai tik baigėsi vaisiai lietuviškose sodose, praktiškai kiekvienas turėtume vartoti vitamino C papildomai, nes efektyviai organizmo apsaugai reikalingi didesni jo kiekiai. Žinoma, labiausiai jo reikia rūkoriams, net 2 daugiau negu nerūkantiems. Vitaminą C papildomai rekomenduojama vartoti vyresnio amžiaus žmonėms. Dėl kraujagyslės stiprinančio poveikio vitaminas C svarbus sergantiems cukralige bei širdies ir kraujagyslių ligomis. Rekomenduojama gerti 1 tabletę Jolife natūralaus vitamino C per dieną po valgio, užgeriant stiklinę vandens. Pakuotėje yra 60 pailginto atpalaidavimo tablečių.